Jėzui Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus antrojo mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime testinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Šiandienos tema yra pirmapradė vienybė. Labas, Valentinai. Labas, Neda. Tai galėtume iš karto ir paaiškinti, kas yra pirmapradė vienybė. Tai pirmapradė vienybė yra dar vienas terminas įvestas Jono Paulio antrojo ir jisai aprašo tą būseną, kurią patyrė pirmieji žmonės, kai jau buvo sukurti abu ir kaip jie gyveno tarpusavėje, jų santykis. Ir tas santykis turimas omeny iki nuopuolio. Tai va. Okay. Tai jo, kalbam apie santykį, bet kai skaitom šventą raštą, ypač antrąją sukūrimo istoriją, žmogus iš pradžių buvo sukurtas vienas ir tik paskui jam buvo sukurta bendrininkė. Tai kodėl nuo pat pradžios jisai buvo vienas? Į šitą mums padės atsakyti ištrauka iš Mato Evangelijos. Taip, tai Mato 22 skyrius, 37-39 eilutės. Jėzus jam atsakė: mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visų protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį. Taigi Dievas sukūrė žmogų pradžioje tik vieną, ne kaip porą, būtent tam, kad žmogus patirtų tą pirmapradę vienatvę, apie kurią mes kalbėjome prieš tai. Taigi, o kam jis tai padarė? Nes Jėzus mums parodo tą seką, kurioje turi vystytis meilė. Tai yra, negali jinai tiesiog atsirasti ir taip, kaip pats žmogus nori, bet yra tam tikras žingsniavimas, sakykime. Ir pirmas etapas yra pažinti Dievą, nes sako, mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi ir taip toliau, ne? Tai čia yra pirmas žingsnis lik tobulosios meilės. Ir mes žinome, kad kai buvo sukurtas pirmasis žmogus, jis turėjo santykį su Dievu, kurį jis sukūrė taip. Ir jo santykis buvo su jo tobulas, ne? Dar nebuvo nuodėmės ir nieko, kas trukdytų tam santykiui. Tai sekantis yra įsakymas, apie kurį kalba Jėzus, tai yra mylėk savo artimą kaip save patį. Nors eina pradžioje mylėk savo artimą, tačiau girdime kaip save patį ir šitame suprantame, kad reikia iš pradžių save pamilti ir pagal šitą pavyzdį mylėti jau savo artimą. Dėl to pirmasis žmogus turėjo pažinti pradžioj Dievą, viskas tvarkoj, o tada save pažinti. Ir apie tai vėlgi kalbėjome pirmą pradžioje vienatvėje, kaip tai įvyko. Ir tik tada jisai buvo pasiruošęs mylėti jau ir kitą. Dėl to taip ir įvyko, kad žmogus buvo sukurtas pradžioje vienas ir tik tada, kai jau buvo pasiruošęs, gavo savo tinkamą bendrininką, kaip parašyta. Ir kodėl taip? Nes galima sakyti, kad veikia toks principas: pirmą gauk, tada duok. Nes mylėti kitą tai yra duoti. Ir jeigu mes norim duoti kažką gero, ne, meilė ir viskas, kas eina su ja, kas dora, tai mes turim to prisipildyti. O Dievas, mes žinome, kad jis yra viso, kas gera autorius, ne, kūrėjas. Ir jeigu nuo jo prisipildo žmogus, tada jis gali ir duoti kitam. Tai savo vienatvę jis prisipildė iš Dievo, tada pradėjo mylėti save, matydamas, kaip Dievas jį myli, ir tada
kai atsirado kitas žmogus, jis tiesiog neturėjo jau abejonių, kad su to žmogumi reikia elgtis taip pat, kaip Dievas elgėsi su juo ir kaip jis pats save myli. Nes jis irgi yra žmogus, ne? Nes buvo tai pažinta per pirmą pradžią vienatvę. Tai čia ir mums visiems yra, sakykime, tokia instrukcija, ne? Nes pamilti Dievą yra lengviau iš tikrųjų, nes jo meilė yra besąlygiška ir nėra niekaip apsunkinta kažkokiais netobulumais ar dar kažko. Ir kai mes matome, kiek mūsų Dievas myli, mes galime pradėti save mylėti. Nes jeigu Dievas mus myli, tai tada išeina, kad jau būtų puikybė, jeigu aš savęs nemyliu, nes aš tada aukščiau už Dievą ir aš geriau žinau, kad aš nesu vertas meilės. Tada imdamas pavyzdį iš Dievo, aš galiu pradėti mylėti save. Kai jau myliu save, aš žinau, koks yra tos meilės potyris ir kai susitinku su kitu žmogumi, man natūraliai kyla tas noras jį mylėti. Dėl dviejų priežasčių. Pirma, dėl to, kad Dievas liepia jį mylėti, ne? Ką sakė Jėzus ir apskritai visas šventas raštas sako, mylėti savo artimą. Ir dėl to, kad myliu Dievą, noriu daryti tai, ką jis man sako, ne? Bet ir dėl to noriu mylėti kitą, nes pats patyriau tą meilę ir žinau, ant kiek tai yra gera. Ir tada noriu tam žmogui irgi tą padovanoti. Ir tada sukūrimo istorijoje sekantis žingsnis buvo sukurta moteris, mes sakom Ieva, ir kaip rašo, jinai buvo sukurta iš jo šonkaulio. Šiaip visai keista detalė. Ar turi komentarą šitoje vietoje? Taip, žinoma. Yra toks pastebėjimas, kad moteris buvo sukurta ne iš galvos kaulo, kad būtų virš žmogaus pirmojo, ne virš vyro. Nebuvo sukurta iš kojos kaulo, kad vyras nebūtų virš jos, nedominuotų, bet buvo būtent iš šonkaulio sukurta, kad būtų lygi jam, nes šonkauliai yra kažkur per vidurį mūsų kūno. Taip pat, kad jinai būtų arčiau širdies, reiškia, kad jinai būtų mylima, o ne dominuojama ar dominuojanti. Ir taip pat, kad jinai būtų po ranka, nes tas priėjimas prie šonkaulio yra tik palindus po ranką. O kas tas palindimas po ranką? Tai apkabinimas, ne? Ir viskas parodo į tą lygiavertį ir meilės kupiną santykį. Tai taip pat, jeigu jau kalbame apie moters sukūrimą, toks įdomus faktas, kad vis dėlto yra vienas dalykas, kurį Dievas įvertina kaip negerą. O būtent tai, kad žmogus yra vienas, sako, negera žmogui būti vienam, ne? Nors prieš tai pirmame skyriuje viską įvertino gerai, o kaip visi buvo sukurti ir žmonės jau viršūnėje to, tai pasakė labai gerai. Dėl to, taip, matome, kad ta vienatvė, jinai nėra kažkas gero ir paties Dievo akise. Kaip jinai buvo sukurta, tai minėjai, kad iš šonkaulio užmygo pirmas žmogus ir tada, kaip tokią operaciją padarė Dievas, ištraukė jam šonkaulį. Ir visų pirma, atkreipime dėmesį, kad jis miega, ne? Tai tas miegas yra mūsų, sakykime, sąmoningos egzistencijos nutraukimas. Ir Jonas Paulius II pastebi, kad tokiu būdu žmogus grįžta į tą, nevartoja šito termino, bet aš drįsčiau jį įvesti pirmą pradžią nebūti. Ta prasme, kad nieko nėra, ne, jo egzistencija nutraukta ir tada čia yra tas laikotarpis kūrimo. Kaip ir Dievas kūrė iš nieko, tai ir žmogus dabar užmiega ir vėl toje kūrimo būsenoje. Kad tarsi žmogus nekūrė kartu, bet kaip ir iš jo yra kūriamas kitas. Taip. Tarsi Dievas sako, mes dar grįžkime kūrimo, ne, ir tada užmigdo žmogų, kad tą kūrimo pratęstų. Tai va. Ir tokiu būdu pabrėžiama, kad vyras nedalyvauja moters kūrime, ne? Ne vyras kūrė moterį, o Dievas. Tai
to parodomi, kad jie yra lygiaverčiai ir abu pagal Dievo paveikslą, nes moteris yra sukurta iš šonkaulio, tai yra vyro kūno dalis, kuris yra pats pagal Dievo paveikslą, ne, ir tai parodo jų panašumą, kad kaip ir po to pasakys vyras, kad jinai yra kaulas mano kaulo ir kūnas mano kūno. Reiškia, jie, toks mandrus žodis, homogeniški, ne? Tos pačios prigimties. Taip pat žinome, kad jeigu kažką išima iš mūsų, tai lieka tokia tuštuma, sakykime. Ir kaip ir minėjom, pirmi skyriai pradžios knygos, tai yra poezija tokia. Ir čia visai poetiškai yra vaizduojama tai, kad žmoguje yra tuštuma. Yra vieta, kuri turi būti užpildyta. Ar turiu omeny, kad pas vyrus yra vienu mažiau šonkaulių? Ne. Čia kaip tik labai mus gelbėja tai, kad tai yra meniška ir ne istoriška, dėl to ne, čia netiesa. Ir vyrai, ir moteris turi vienodą skaičių šonkaulių, taip. Bet to yra parodoma tokia perkeltinė prasme, kad žmonės turi viduje tokią tuštumą, kurią trokšta užpildyti. Ir antrame skyriuje parašyta, kaip yra užpildoma, ne? Parašyta, kad tą tuščią vietą Dievas užpildė kūnu arba raumenimis, ten skirtingai būna. Tai reiškia, kad kūno reikia, ne? Jeigu kūno, tai žmogaus. Ir tokiu būdu padarome išvadą, kad ta tuštuma, kuri yra susiformavusi, ją užpildo arba santuoka, arba celibatas. Nes tai irgi yra bendrystės forma, apie kurią be abejo kalbėsime. Žymus rašytojas Tomas Mertonas šitą tuštumą ir tokį šonkaulio nebuvimą ir jo ištraukimą pavadino tikrą žaizdą, nes ta vienatvė jinai tikrai gali ir skaudėti, ir būti nemaloni tokia, ir čia tokia žaizda, kuri yra su mumis visada. Tačiau kai kurie žmonės gali pasirinkti ją slopinti ir kažkaip užsidaryti savo egoistinėme burbule kažkokiame, ne? Bet Mertonas sako, kad svarbu palaikyti šitos žaizdos gyvybingumą, kad kad vos nekraujuotų jinai, ne? Kad neužgytų. Taip, kad mus pastoviai kažkas motyvuotų eiti ir kurti tą bendrystę, ne? Mylėti ir panašiai, kad mes darytume tai, kam mūsų sukūrė Dievas. Nes kitaip tas troškimas, tas alkis bendrystės, jisai dings ir tikrai žmogus taps egoistu. Tiesiog. Ir kaip minėjau, jie yra vienos prigimties. Tai čia labai yra gražiai parodoma to, kad ką pasako vyras iš tikrųjų, kai pamato moterį, jis sako, štai kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno, jinai bus vadinama moterimi, nes paimta iš vyrų. Ir čia yra beje hebrajų kalbos žodžių žaismas, kur vyras yra iš, o moteris yra iša, ir tada paimta iš vyro, tą ir reiškia. Čia beje yra pradžios knygos 2 skyriaus 23 eilutė. Ir jis pamato moterį ir jis ją pamato akivaizdžiai nuogą, nes po to mes sužinome, kad jie buvo abu nuogi ir neturėjo gėdos, nesigėdėjo. Tai jis pamato jos nuogą kūną ir mes žinome, kad nuogas kūnas moters skiriasi nuo vyro nuogo kūno. Ir nors yra tie skirtumai, tačiau jis iš karto supranta, kad jie yra vienos prigimties, kad jie yra abu žmonės ir kad jie abu yra pašaukti meilėje, ne? Ir galima biškį dar toliau nueiti ir pagalvoti apie tai, kad jie jau turėjo lytinį potraukį, nes Dievas juos laimino, kiek žinome iš pirmo skyriaus, laimino daugintis, ne? Pripildyti žemę, tai jis turėjo jau lytinį potraukį. Ir aš manau, kad jame kažkas buvo sužadinta, kai jis pamatė tą nuogą kūną moters, ypač pirmą kartą. Čia buvo kažkokia nuostaba, ne? Ir kažkoks susižavėjimas. Bet žinome, kad nebuvo nuodėmės, reiškia, tas lytinis potraukis nebuvo persuktas.
Bet jis jam leido suprasti, kad jinai irgi yra sukurta meiliai, nes jį traukė prie jos, tikriausiai prie gyvūnų netraukė, ane? Ir matant tai, kad jos kūnas yra panašus į jo kūną, bet taip pat yra ir kažkokie skirtumai, ane? Kurie jį traukė. Jis suprato, kad pagaliau jinai, ane? Moteris, kuri taip vadinama, nes paimta iš vyro. Tai čia, manau, yra toks nuostabus dalykas. Ir galima šitą pirmąją Biblijos giesmę, kurią vyras pasako moteriai, galima palyginti su to, kaip mes jaučiamės, kai pamatome kažkokį žmogų, kuris yra į mus panašus, arba su charakteriu, ar dar kažko, ir sakome, o jis kaip aš, arba jinai kaip aš, ane? Ir tas džiaugsmas ir susižavėjimas, tai tame džiaugsme ir susižavėjime galima atpažinti ir tą pirmo žmogaus reakciją į tai, kai jis pagaliau pamato kitą žmogų, kurio laukia ir nors nežinojo, ko laukia, bet troško. Ir sako jam, va, kūnas mano kūną. Taip, būtent. Gerai, gražu. Minėjai, kad irgi žmonės buvo sukurti ne tik tai skiriantis nuo gyvūnų, bet ir turėjo panašumų ir buvo sukurti pagal Dievo paveikslą. Tai visai stiprus teiginys. Jo, čia mūsų orumo šaknis. Ar galėtum pagilinti šiek tiek šitą teiginį? Taip, žinoma. Mes žinome, kad apie Dievo paveikslą yra kalbama tik tai pirmame skyriuje. Ir jeigu tokią analizę padarysime, tai pirmame skyriuje žmonės yra sukurti kaip pora iš karto. Ir tada sakoma, kad jie yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Čia jie yra sukurti pavieniai. Tai jeigu pažiūrėsime į tai, kaip jie buvo kuriami pirmame skyriuje, tai 26 eilutėje rašoma, kad tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Dievas tarė, bet tarė padarykime. Kažkas čia įžvelgia angelus, kad jis su angelais tarėsi, ne? Bet iš tikrųjų man taip atrodo ir daugumai taip atrodo, kad čia yra būtent kalbama apie trejybę. Kad Dievas viduje tokį posėdį turi tarp asmenų trijų ir tarėsi, kad sukurti žmogų tą, ane, pagal savo paveikslą. Kodėl trejybė? Nes angelai nekuria, ne? Jo, bet žydai net nepripažino trejybės tada, kaip buvo parašyta. Taip, bet mes visą trejybę iš tikrųjų matome sukūrimo pasakojime, nes kūrė Dievas Tėvas, kuris yra kūrėjas. Tada žinome, kad virš vandenų pleveno, ar neprisimenu koks žodis, dvasia. Ir tada Dievas viską kūrė kaip sakydamas. Reiškia, nieks nebuvo sukurta be Dievo žodžio. O iš Jono Evangelijos žinome, kad tas Dievo žodis, kuris vėliau tapo kūnu, tai yra Kristus. Tapo kūnu Kristus, bet tada tai buvo antroji asmenybė, trejybės sūnus. Taip. Tai jeigu tarėsi viduje savęs trejybę, apie tai, kaip jie žmogų sukurs, tai ir sako po to, kad kaip vyrai ir moterė, ne? Ir beje sako, kad kaip vyrai ir moteris sukūrė juos, sako iš karto po to, kai pamini Dievo paveikslą. Ir tame galime įžvelgti tai, kad iš tikrųjų tai, kad mes esam lytiški, tai, kad mes esam vyras ir moteris, tai yra Dievo paveikslas. Ir čia yra vienas iš tokių stulbinančių teiginių kūno teologijos. Nedaug kas apskritai gal nieks net prieš Joną Paulių II nepastebėdavo to, kad vyras ir moteris ir Dievo paveikslas ten labai arti stovi ir ten tarsi atsakymas į šitą klausimą, ne? Bet tai ir nenuostabu, nes trejybė yra amžinieji meilės mainai tarp tų trijų asmenybių, ne? Ir santuoka tarp vyro ir moters yra meilės mainai.
Dėl to žmonės atspindi Dievo paveikslą. Vienas iš tų aspektų būtų būtent bendrystėje. Nes trejybė bendrystė, ne vyro ir moters bendrystė atspindi tą, meilės mainai, plus tai, kad žmogus nepasakyta, kad sukurtas pagal Dievo paveikslą ten, kur pavienių sukurtas, bet tik ten, kur jie kartu sukurti. Tačiau galima šitą ir dar paplėtoti. Taigi tas pirmas žmogus nėra vien tik tai kaip kūrėjas, ne tik atspindi kūrėjo paveikslą tame, kad jis valdo pasaulį, kūrinyje, kuri yra jam pavesta, bet ir tai, kad jis bendrystėje, ne? To yra parodoma trejybė iš tikrųjų. Jeigu einam toliau ir kalbame apie santuoką, tai žinome, kad vėliau antrame skyriuje rašome, kad dėl to vyras palieka tėvą ir motiną, glaudžiasi prie žmonos ir tampa du vienu kūnu. Čia turim stabtelti ir pažiūrėti, kur čia yra panašumai. Jono Evangelijoje skaitome labai apie tokį intimų ir gražų ryšį tarp sūnaus ir tėvo, ir kaip Jėzus sako, kad tėvas atidavė viską į mano rankas ir kad aš jam viską grąžinu, ane? Tai ta tėvo dovana sūnui viską jam atiduoda. Ir sūnus viską grąžina per tai, kad įvykdo jo valią. Ir mes žinome, kad tai išsipildo per jo kankinystę ant kryžiaus ir prisikėlimą. Tai yra tarp jų tas meilės, taip yra meilės mainai tarp jų. Ir jie, galima sakyti, tapo vienu būtent per tai, kad viską atiduoda ir viską priima, ne? Jeigu aš visą save atiduodu ir kažkas visą mane priima pilnai, tai jis tampa vos ne manim, ne? Ir jeigu aš priimu nuo kažko visišką dovaną, kur žmogus man visą save atiduoda ir aš tai tobulai viską priimu, tai aš tampu, galima sakyti, jo, ne? Ir čia yra tas apsikeitimas toks, kuris juos ir vienyje. Ir kažkuria prasme galima pasakyti, kad trejybė dėl to ir yra vienas Dievas, nes jų mainai ant tiek tobuli yra. Tai čia matome panašumą su santuokiniais, tampa vienu kūnu. Tai, sakykime, tėvas ir Jėzus yra viena. Ir pats Jėzus tai sako, kad aš ir tėvas yra viena. Bet yra trečias asmo trejybė, tai kur čia dabar jisai? Bet prisiminkime, kad ir santuoka nesibaigia tik dviem. Yra ir vaikas. O kas yra vaikas? Tam tikra prasme tai yra sutuoktinių meilės įsikūnijimas. Jų meilė yra vaisinga ir atsiranda tas trečias asmuo, ne? Katalikų bažnyčios teologijoje šventoji dvasia yra tėvo ir sūnaus meilė. Jų meilė yra antiek intensyvi, antiek reali, kad tai yra atskiras asmuo, kas iš tikrųjų yra nuostabu. Ir tame vėlgi matome trejybės paveikslą. Taip pat geroje santuokoje yra trys asmenys, kuria prasme vyras, moteris ir Dievas. Jų abiejų tikslas yra Dievas. Ir čia irgi matom tokį trikampį. Ir kaip ir trejybėje, jų vienybė yra per tai, kad visi trys asmenys turi tobulą valią, kuris sutampa visų trijų. Reiškiasi, kai tėvas pasiuntė sūnų pas mus, kad jis atpirktų pasaulį, tai nebuvo taip, kad tėvas sako eik, o sūnus toks, reikia, gerai, nelabai aš čia noriu, bet okei. Ne. Iš šventosios dvasios ir sūnaus ir tėvo valia buvo ta pati. Tai ir santuokoje atsispindi trejybės paveikslas tada, kai sutuoktinių valia sutampa su Dievu, su Dievo valia, ne? Ir tada jie turi tą vienybę, nes net tarpusavį
jų valios turi sutapti ir tada neaišku, kas teisus. Bet jeigu Dievo valia yra tokia, tai jie abu derinasi prie Dievo valios. Ir dar kalbant apie vaikus, galim pastebėti, kad tai yra kūrimo procesas iš tikrųjų. Jame dalyvauja Dievas, nes apvaisinimas yra padaromas šventosios dvasios veikimų dėka, bet ne be tėvų tikrai. Ir tame galime pastebėti tai, kad Dievas leidžia mums tapti bendrakūrėjais, nes tas naujos gyvybės atsiradimas yra didysis slėpinys ir žmonės tame dalyvauja ir iš nieko atsiranda naujas žmogus. Tai yra iš tikrųjų nuostabu ir tai parodo, kad žmonės yra irgi sukurti pagal Dievo paveikslą. Galim kažkaip ir ne tik kūne matome panašumą į Dievą, ne? Tai, kad sukurti esame pagal jo paveikslą. Pavyzdžiui, tai, kad turim laisvą valią, turime protą, tai, kad mes dirbame, ne? Dievas 6 dienas kūrė ir 7 dieną ilsėjusi, ne? Gyvūnai nedirba, neturi jie kažkokio tikslo, ne? Bet žmogus tą daro. Ir ilsisi kaip Dievas tada, jeigu dirba kaip Dievas. Taip, kaip Dievas dirbdamas, kaip Dievas ir ilsisi. Viskas taip ir yra. Tai kaip minėjai, kad žmogus atitinka Dievo paveikslą tik tada, kai tai yra vyras ir moteris, kai kalbam apie abu, o ne kaip apie vieną atskirai. Tai kažkaip galim suprasti, kad Dieve yra tada tiek moteriškų, tiek vyriškų bruožų. Tu prasme, atsispindi abi lytis kažkaip Dieve. Jo, tik reikėtų apversti, kad lytise atspindi Dievas, ne? Aha, okei. Taip būtų logiškiau, nes ne Dievas pagal mus, bet mes pagal Dievą. Taip. Bet taip, čia yra teisinga. Ta vienybė atspindi Dievą, mes sakome. Tai dėl to čia yra labai logiška išvestis, sakykim, kad tada Dievas turėtų, jeigu pagal save kūrė, tai reiškia, jis ir moteriškus bruožus sukūrė, ir vyriškus, ir reiškia, jeigu jie panašus į Dievą, tai Dievas savy to turi, ne? Kažkuria prasme. Tai taip ir yra, ir tai, pavyzdžiui, labai gerai iliustruoja Rembranto paveikslas Sūnaus palaidūno grįžimas, kur tėvas taip padeda rankas ant grįžusio sūnaus palaidūno nugaros ir matome, kad tos rankos skiriasi, kad viena iš jų yra labiau vyriška, kita yra labiau moteriška. Ir tai ir parodo, taip, ne pats paveikslas parodo, aiškus, bet žmonės tai suvokdavo ir tai yra nenuostabu. Pats raštas kalba apie Dievą kaip kartais apie motiną, ne? Kur Izaijas klausia, tai yra neklausia, bet teigia, kad jeigu ir moteris paliks savo kūdikį, nors sako, kad kada tai buvo, bet sako, jeigu ir jinai paliks, tai aš tavęs niekada nepaliksiu, ne? Tai tokio tobulo moteriškumo, sakykime, pavyzdys yra Dievas, ne? Kaip ir tobulo vyriškumo. Buvo prieš kelis metus išėjęs filmas Trobelė. Žinau, ar esi matęs pats? Aš skaičiau. Skaitai knygą? Taip. Bet kiek pamenu, aš tik tai filmą žiūrėjus, kad tenai buvo vaizduojama trejybė, kaip žmonės visi trys, ir Dievas tėvas buvo vaizduojamas kaip motina. Ir man labai keistai susivalgė tai. Ir kiek pamenu, buvo visai kontroversiška idėja šitą. Jo, ir taip. Bet tame yra prasmės iš tikrųjų, ir mes, kai kalbėsime apie vyriškumą ir moteriškumą, tai galėsime labiau atskleisti šitą visą. Turiu pastebėti, kad Dievas neturi lyties, kad mes dabar neapsigautume. Lyties bruožai nereiškia lytį, ne? Dievo ypač atžvilgiu, nes Dievas yra dvasia ir jis neturi jokių bruožų.
galima sakyti, kad po įsikūnijimo sūnus turi lytį, ne? Nes jisai turi pagarbintą kūną. Čia yra tiesa. Bet pats Dievas nėra kūniškas ir nėra įrėmintas į kažkokius tam tikros lyties bruožus. Bet tokią iliustraciją pateiksiu, kad Dievas iš tikrųjų savo paveikslą į moterį įrašė, sakykim taip, ne? Ir būtent kalbėsiu apie nėščią motiną ir kaip jinai yra panašiai į Dievą. Tai visų pirma, kai jinai pastojo, tai buvo iš meilės, ne? Įvyko tas lytinis aktas, meilės tarp jos ir jos vyro ir prasidėjo ta gyvybė. Tai Dievas taip pat mus sukūrė iš meilės, kaip prisimenam, ne iš to, kad jam reikėjo kažko iš mūsų. Toliau vaisius motinoje yra pilnai jos aprūpinamas. Gauna visko, ką jam reikia, kad jis galėtų gyventi. Tas pats ir pas mus čia žemėje, kur Dievas mūsų visko aprūpina. Ir tas faktas, kad mes turim gyvybės alsavimą, kad mes galim kvėpuoti ir panašiai, tai yra malonė. Jeigu Dievas nustotų teikti savo malonę, tai egzistencija baigtųsi absoliučiai. Toliau, taip pat jis ir maitina savo kūną mus. Kaip moteris maitina vaisių savo kūnu, taip ir jis maitina mus savo kūnu. Čia kalbu apie Eucharistiją. Toks labai artimus ryšys, ne? Taip pat įsčiose vaikas yra laikinai ir tam, kad pasiruoštų naujam gyvenimui po gimdymo. Mes žemėje irgi esam laikinai. Atsiprašau už spoilerius, bet mes mirsim visi. Ir ir šitas gyvenimas baigsis. Bet šitame gyvenime mes esam ruošiami tam, kad žengtume į gyvenimą po mirties. Labai tikiuosi, kad visiems tai bus dangus. Ta pati daro ir nėščia moteris. Jinai savo kūnu viską parūpina vaikui, kad jis užaugtų ir būtų pasiruošęs tam gyvenimui po gimdymo. Taip pat vaisius reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, nors to ir nemato. Tai yra, jis jaučia, kai mama stresuoja, arba kai su jo kalbasi, pavyzdžiui, vyras mamos, taip. Kai jam muzika ten junginėja, žinom, kad ant pilvo uždeda ausinės kartais. Jis ir atsako, negali spardytis ir panašiai. Tai va. Ir jis net jaučia, ar mama jį myli. Nes kai vaikas yra nenorimas, mokslas parodo, kad jis tą žino jau, nežino, bet jaučia jau nuo labai ankstyvų stadijų nėštumo, taip. Tas pats ir pas mus. Mes žinome, kad kažkas vyksta, kas yra už šio pasaulio, ne šiame pasaulyje. Tiesiogiai to nematom kaip tas pats vaikas, bet mes komunikuojam su to. Tai yra mūsų dvasingumas. Toliau vaikui skauda, kai jis gimsta. Ir jam yra baisu, iš tikrųjų. Tas pats ir pas mus, kai mes mirštame. Mums baisu mirti, nes tas gyvenimas nutrūks ir apskritai tai yra nenatūralu. Pagal Dievo planą niekas neturėjo mirti. Dėl to tai yra tokia baisi patirtis. Ir tai gali būti tikrai labai skaudi patirtis. Emociškai, bet ir fiziškai. Ir vaikas bijo, irgi mes žinome, ir viena iš priežasčių, kodėl jis rėkia, ne? Po to, kai gimė. Jam baisu, jam skauda ir čia taip pat neseniai viena dalyvė kurso pastebėjo vieną panašumą, kad Mato Evangelijoje 7 skyrius 13-14 eilutė sako,
kad siauras kelias į išganimą, ne? Ir mes žinome, kad vaikui ir skauda dėl to, kad jam pralysti reikia pro tą gan siaurą praėjimą, ne? Jis yra spaudžiamas ir nelabai jis ten tikriausiai norėtų išlysti iš šiltų įščių. Tai ir mūsų išganimas yra iš tikrųjų sunkus kelias ir ne visi jį pasirenka, nes tai yra tikrai siauras kelias, ne? Bet skauda ne tik vaikui, kaip mes žinome, bet ir pačiai motinai. O ką tai reiškia? Kad ir tėvui yra skaudu, kai mums skauda. Aš labiau gal pasakyčiau Kristui, nes jis tikrai galėjo jausti skausmą, buvo kūne visų pirma ir visų antra, būtent jo mirtis buvo tas garantas, kad mes dabar galime gauti amžinai gyvenimą. Tai mūsų atpirko. Tai kaip motinai skauda gimdyti, taip ir Kristui skaudėjo mums suteikti tą naują gyvybę. Ir dėl to matome, kad iš tikrųjų visai nemažai panašumų į tame, kaip vyksta tos gyvybės vystymasis moteriai ir kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose ir kaip mes nuo jo priklausome iš tikrųjų. Tai kalbam apie pirmapradę vienybę, apie tą pirmųjų žmonių norą susivienyti. Ja? Ir gal galėtum pakomentuoti, ar yra išlikę kažkaip tos pirmojo vienybės troškimo požymių dabartinėme žmoguje? Čia geras klausimas, nes iš tikrųjų matome, kad tie santykiai tarp mūsų nėra tobuli, yra paveikta nuodėmės. Ir pirmų žmonių santykiai buvo tobuli ne tik tarpusavėje, bet ir su Dievu, su savimi ir su kūrinyje. Dabar matome, kad daug yra netikinčių žmonių, tai yra su Dievu blogi santykiai, daug žmonių, kurie savęs nepriima ir turi ten kompleksų ir panašių dalykų, tikrai nemeilę savo. Mes kūrinyje išnaudojame, turime ekologinių problemų ir panašiai, bet ir tarpusavėje mūsų santykiai yra toli gražu netobuli, ne? Bet vis tiek mes viduje turime to troškimo vienytis ir jisai yra visų pirma išražytas mūsų kūnuose, kaip liudimas, kad mes esam sukurti vienybėje. Taigi kūne turim skirtingas sistemas organų ir galima vaizduoti juos kaip tokius ratus. Tai tie ratai, kurie yra uždari, tai galima vadinti tokios sistemos, kurios yra autonomiškos. Tai reiškia, kad jos viską gauna, ko joms reikia iš paties kūno, kad galėtų funkcionuoti ir gali pilnai savo funkciją pačiame kūne atlikti, ne? Nieko joms nereikia. Ir tada yra viena sistema ir vienas organas, kurie priklauso nuo to, kas yra už kūnų ribų ir negali savęs realizuoti pilnai. Ir klausytojus raginu pagalvoti apie ką iš čia. Ir tai iš tikrųjų yra reprodukcinės sistemos, tai yra kas susijęs su mūsų lytiniais organais ir taip pat moterų krūtis, ne? Tai su lytiniais organais, ypač šiais laikais gali kilti abejonių žmonės. Dažnai taip elgiasi, tarsi tai būtų sukurta jiems, ne? Čia kalbama apie masturbacijos problemą ir taip toliau, kur tai naudojamas savo pasitenkinimui, maždaug mano kūnas, tai aš tuo ir naudojus. Bet tai iš tikrųjų nėra tiesa. Ir jeigu tai pažvelgsime, kaip tai turėtų būti, tai matome, kad vyro kūnas neturi prasmės be moters kūno, o moters kūnas neturi prasmės be vyro kūno.
Tai yra, kad jie negali savęs iki galo realizuoti, jei neturi viens kito, jei nėra susijungę į tą vienybę. Su moters krūtimis biškiai aiškiau yra, nes moteris nelabai daug turi iš to kažkokių privalumų, nebent tai, kad gali dėmesį pritraukti, ne? Bet vėl kitų žmonių. Bet jos iš to pasitenkina jo. Bet yra ir problemų, ar ten sunku ant pilvo gulėti, arba jeigu yra didesnis dydis, tai gali nugaras skaudėti ir panašiai. Ir akivaizdžiai tai yra tas organas, kuris skirtas vaikui, kuris gims iš tos meilės, kad jį maitintų. Tai čia yra pirmas dalykas, kad išraižyta mūsų kūnuose, ne? Tada kitas dalykas yra, kuris pasireiškia žmonių santykiuose, ne? Paimkim kokią nors, nežinau, porelę, kurie tik tai pradėjo savo santykius ir ten labai įsimylėję yra, tokie pakylėti, daug visko viduj verda, gal raistros ir panašiai. Ir galim pastebėti, kad kartais jie sako, aš noriu tave suvalgyti. Taip sako, pavyzdžiui, ir mamytė savo kūdikiams, ne? Ir net tai demonstruoja ten, pavyzdžiui, pradeda kasti jų pilvuką ar dar kažką. Ar tai čia kažkoks atsitiktinis dalykas, kuris neturi pagrindo, ar tai kažką reiškia? Drįsčiau teigti, kad kažką reiškia. Kas yra suvalgyti? Tai yra noras paragauti ir padaryti savęs dalimi, ne? Nes tai, kas suvalgome, tampa mūsų kūnu. Tai čia tada matom visai tokį gilų troškimą vienijimuose, ne? Paragauti, pažinti kažką jau yra nesavanaudiška, nes aš noriu suprasti kitą žmogų ir padaryti savęs dalimi, tai reiškia, kad su juo būti tokioje vienybėje, kad mes tampam vienas, ne? Ir kiti gestai parodo daug iš tikrųjų apie mūsų norą susivienyti. Tai, kad jie pastoviai už rankų laikosi, ta vienybė yra bučinėje, ne? Ypač tas prancūziškas bučinys, kur per burną vienėsi ant tiek, kad ir vėl yra įtrauktas liežuvis, ne? Kažkuria prasme jie viens kitą ragauja. Ne tik vienėsi to, kad jau kūnai yra susijungę per burnas, bet jie viens kitą ragauja. Ir aišku, lytinis aktas, du tampa vienu kūnu, tai čia yra to viso pikas. Čia yra aukščiausias meilės kūnų būdas, sakykime. Tada, kas neliečia kūno, tai yra, pavyzdžiui, noras viską daryti kartu. Noras viską žinoti apie kitą, ne? Čia irgi tas yra būtent vienijimosi noras. Tai šitie troškimai yra geri ir jie kyla iš tos pirmapradės vienybės, bet viršūnėje dėl mūsų sužalotos prigimties šitie troškimai gali tapti troškimų savintis. Tai yra padaryti savęs dalimi per prievartą. Pasinaudoti žmogumi ir gauti iš jo tai, ko aš noriu, neragaujant jo būt ta prasme, kad aš noriu suprasti jį, pažinti ir panašiai, bet jį suryjant, sakykime, vien dėl skonio, vėl dėl tų pojūčių. Tai tas yra pavojus iš tikrųjų. Ir mes apie tai dar plačiau kalbėsime. Tai kalbant ir apie tą pavojų, kaip ir sakom, kad jis atėjo per nuodėmę, per prigimtinę nuodėmę. Ir ta nuodėmė vis tiek paveikė ir, nežinau, kažkaip mūsų požiūrį į lytiškumą, turbūt. Taip, iš tikrųjų. Ir, kaip sako Paulius, turime kovoti ne su kūnu ir krauju, bet su dvasinėmis jėgomis. Tai iš tikrųjų dvasinės jėgos yra tai, kas priešinasi tam, kad mes turėtume gerą supratimo kūno savo
iš kurio kyla geras naudojimasis kūnu. Ką turiu omeny? Kalbu apie, pavyzdžiui, demonus, kurie yra mūsų priešai ir kurie tikrai nėra patenkinti to, kad mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą, nes jie nori mus su savim nugabenti į pragarą, o Dievo paveikslas, jeigu jis yra išgyvenamas teisingai, jis veda kur? Į dangų. Taigi, iš egzorcistų liudijimų žinome, kad demonai labai daug keikiasi. Ir ne tik keikiasi, bet vartoja apskritai tokius vulgarinius žodžius ir negražius, kurie nėra kultūringi, ne? Ir būtent susiję su kūnu. Pažiūrėkime į keiksmažodžius. Lietuvių kalboje vartojami keiksmažodžiai iš rusų kalbos. Ir ką jie reiškia, ką jie turi tarpusavį bendro. Aš iki tol, kol pradėjau nagrinėti kūno teologiją, niekada apie tai nesusimąsčiau. Bet žiūrėkim, iš B raidės keiksmažodis reiškia kekšę, moterį, kuri paleistuvauja. Tada iš H raidės reiškia vyro lytinį organą, iš P raidės reiškia moters lytinį organą, o iš J reiškia tai, ką jie daro. Tai visa tai yra susijęs su lytiniu aktu ir tai, ką vyras ir moteris daro vienijantis, ane? Kodėl? Kodėl taip? Kodėl kiti žodžiai, kurie nėra keiksmažodžiai, bet mes juos vartojame tam, kad kažkaip išreikšti agresiją, arba bartis, arba kažką pažeminti, kodėl jie irgi yra susiję su kūnu. Pavyzdžiui, kalbant apie užpakalį, ne, kaip visaip jį vadiname, arba tai, kas susiję su tualetu ir panašiai. Kodėl? Nes tuo siekiama atkreipti į kūną kitą dėmesį. Kad tas dėmesys būtų nepagarbus, kad jis būtų žeminantis, kad žmogui tai būtų nemalonu, kad jis norėtų tai atmesti, kad sukeltų dar daugiau gėdos ir panašiai. Nes pirma pasiekmė nuodėmės ir buvo ta gėda susijusi su kūnu. Tai demonai, galima sakyti, į tai investuoja, į tai spaudžia, kad žmogus tą kūną atmestų. O kodėl? Nes tas kūnas, kaip mes jau išsiaiškinom, irgi atspindi Dievo paveikslą. Ir tai, ką mes su juo darome, yra dalyvavimas, sakykime, Dievo gyvenime. Ir yra jo didžiausio įsakymo vykdymas – mylėti viens kitą, taip? Dėl to svarbu nesikeikti ir nevartoti tų vulgarinių žodžių, nes ne vien dėl to, kad tai, nekultūringa, ne? O dėl to, kad mes per tai keičiame kitų žmonių ir savo žmonių požiūrį į kūną. Ir mes išsiaiškinome, kad kūnas iš savęs yra geras dalykas ir kad tai yra mūsų kelias į šventumą, nes per tai atspindime Dievo paveikslą ir galime būti panašiais į jį. O vartojant visus tos žodžius mes tiesiog niekinam kūną, žeminam ir nepagarbiai apie jį kalbame, tai aiškus ir nuomonė apie jį kita formuojasi ir tada atsiranda visokie kabutėse dvasingumai, kurie sako, kad kūnas blogai, o dvasia gerai, ane? Atmetama tai, kas yra Dievo duota ir tai yra iš tikrųjų labai blogai. Ir pagrindinė priežastis, kodėl angelai krito ir tapo demonais, yra puikybė, bet sakoma, kad ir pavydas. Nes Dievas, kai sukūrė angelus, jis atskleidė, kam jisai juos sukūrė. Tai yra, kad jis sukurs žmonės ir kad jiems jie tarnaus. Ir matydami, kas bus tas žmogus, kad jis turės tą kūną, kad jis nebus toks tobulas kaip tas angelas, ne? Jie pasipiktino, tie, kas krito.
ir nenorėjo tarnauti. Ir čia taip, nežinau, ar čia tradicija, ar čia iš Biblijos, bet Liuciferio žodžiai, kad aš netarnausiu. Tai jis sako, ir netarnausiu žmonėms, nes kas jie tokie, ne? O ką padarė Kristus? Jis tą kūną, kuris buvo visko panašus į mus, ne? Bet pats Kristus buvo nepanašus tik nuodėmė į mus, bet visą kitą turėjo su mumis bendrą. O tai reiškia, kad ir sirgo, prakaitavo, smirdėjo, ėjo į tualetą ir panašiai. Bet jo kūnas buvo prikeltas ir išaukštintas taip, kad jis dabar sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Tai tas kūnas buvo išaukštintas aukščiau už angelus. Vau! Ir demonai to iškęst negali. Tiesiog jie nenori su to taikytis. Ir jie atakuoja tą kūną. Ir mes tą matome ir dabartinėme pasaulyje. Kiek dabar yra priešiškumo dėl mūsų lytiškumo. Kiek yra tokių puolimų į jį, ne? Kiek yra noro iškraipyti tai, kas buvo Dievo sukurta. Kodėl? Nes tai yra tiesus kelias pas Dievą ir savęs suvokimo kaip jo kūrinio. Ir iš tikrųjų tokia šventoji Edita Stein, jinai pasakė, kad galimai prigimtinė nuodėmė, tas junopolis, buvo būtent lytinio akto iškraipimas. Kad šėtonas puolė lytinį aktą ir mūsų lytiškumą ne kažkur istorijoje tiesiog, bet nuo pat pradžių. Ir apie tą nuopolį per lytinį aktą dar kalbėsime. Čia aiškus yra ne bažnyčios mokymas, čia yra spekulacija, bet labai panašu, kad tai yra tiesa, nes pirmoji pasekmė tos nuodėmės vėlgi kokia yra lytinė gėda. Tai man atrodo, kad tai yra toks visai geras argumentas, kad Edita Stein čia yra teisi. Taigi namų darbams jums siūloma meditacija su Morkaus Evangelija. Tai Morkaus 5 skyrius, 1-20 eilutės. Nuo 1 iki 20 eilutės. Gali pakomentuoti, kodėl šitas? Taip, čia yra ištrauka apie vieną apsėstą vyrą, iš kurio išvaro legioną demonų Jėzus. Kodėl šitą ištrauką? Nes ten yra labai detaliai aprašoma, ką veikia žmogus, kai yra apsėstas. O jeigu jis yra apsėstas, reiškia, demonai jį pilnai kontroliuoja. O reiškia, daro su juo tai, ką nori. Ir mes galime pastebėti, ko nori demonai, kai yra kontrolėje. Ir ten pastebim, kad jis yra nuogas. Reiškia, jie nori jam tos gėdos pridaryti ir kažkaip akcentuoti tą jo gėdą, ne, kitiems žmonėms irgi. Taip pat jis save daužo akmenimis. Tai reiškia, žaloja savo kūną. Tai yra nusiteikę prieš kūną. Jisai klykia, irgi vėl puolimas į orumą žmogaus, kaip ir su to, kad jis buvo nuogas. Ir jis gyvena kapuose. O kas tai? Pastovus priminimas apie mirtį. Reiškia, tu mirsi. Ir kitiems tai parodo. Nes čia tai, tarkim, mūsų kūno silpnumas, ne? Ir į jį puola demonai, kad va, tu mirtingai žinai. Gal jie per tai mus ir gundo, kai sako, tai tau reikia mėgautis, kol nemirėja, ne? Ir taip jie ir veikia iš tikrųjų, ir taip nori tą kūną pabrėžti kaip kažką blogo. Ir kas vyksta, kai Kristus išvaro iš jo demonus. Jis turi sveiką protą, jis yra apsirengęs ir jis nori skelbti Evangeliją. Jis patyrė tą išgydymą, ne? Tai kviečiu pamastyti apie tai, maldoje su Dievu pakalbėti apie kūną, jo svarbą ir galimai apie tą vienybę. Tai ačiū Valentinui už pokalbį. Su džiaugsmu. Kitoje temoje kalbėsime apie pirmapradį nuogumą ir žmogus dovana. Tai iki kito karto. Pasimatysime Eucharistijoje.